Gulshay, can I ask you a question? Okay. Do you know anything about Lithuania? Not much. Gulshay. No cameras. No, please, no. Nu tai ką, aš netyčia atradau Stokholme Meridianą. Oi, aš nefilmavau. Tai aš galvoju, kad čia tik tai repeticija. Na, tai nebuvo repeticija, o mes porai naktų išvykome už universiteto ribų. Oficialiai tai tikrai daug sužinojome ir išmokome, o jeigu nuoširdžiai, tai tiesiog buvo labai linksma kelionė. Štai sutrumpinta jos versija, skirta būtent jums. Labai fainos sėdynės, šviesus lėktuvas. 220, 300. Mes ruošiamės pakimui, bet prašome O tai ką, mes čia perkam bilietus tipo? Nežinau. Bet pažįsta telefonas ir sako, kad to nėra jokio telefono numerio. Tai nežinau, ką daryti. Na, čia ta oficialioji dalis, kurioje tikrai sužinojame daug naujų, negirdėtų ir svarbių dalykų. Share your reflections and opinions and maybe better every day. The digital transformation drives, and we citizens, we don't have time to wait until Monday. We want to You start a lot of conversations with young people or other groups, but you're not. Reikėjo ateiti anksčiau. Puiku, saulė šviečia. O kaip pusryčiai? Pusryčiai irgi labai geri, nes buvo virtų kiaušinių skystų. Mačiau, buvo ir kietų. Buvo kietų, bet kai yra skystų kietų nesirenka. Ką dar valgėt? O dar valgėm beikoną. Aha. Geriam kavą. Kava nelabai skani. Man irgi nelabai patiko. Bet O sužinojau, kad yra appsas, kuriame yra galima susirasti geriausias kavos vietas kiekviename pasaulio mieste. Tai irgi geras dalykas. O kambarį kavą gerėt? Ne. Ne, tai atsigerkit. Bet irgi neskani. Ne, tai negersim. Gersim ambasadai. Šiandien kava ambasadoriška. Gerai. Oi, raudona. Gerai, stojam. Martynai, parodyk, kaip apsirengiai. Labai paprastai. Wow. Ambasada žiūriai puikiai, faina, gerai. Linas Linkevičius ambasadorius taip pat, super, viskas buvo. Tiesiog pietus praėjo labai gerai, bravo. 100 iš 100 balų. Na ir smagiausia dalis - tai, ką mes veikiame laisvalaikiu. Ką tik gavom vandens, tiesiog dalina. Tiesiog dalina vandenį. Mums irgi dalina. Martynai, papasako, ką manai apie akmenukus. Apie akmenukus. Nu, žodžiu, jų bent Stokholme tai yra žymiai per daug. Galėtų būti tikrai mažiau. Jūs pažiūrėkit skulptūrą ir man atsakykit, ar čia vyras ir moteris, ar čia du vyrai. Excuse me, we are from Lithuania. Where is the castle? Castle, Castle, yeah. the King's Palace. Uh-huh. It's that one. Yep. That one. Okay, Right thank in you. front is that one. Okay, thank you. Bye. Atsiprašau, plaukit į Klaipėdą. Plaukit į Klaipėdą. Čia valgėme pačius skaniausius burgerius. Na, o kol laukiame maisto, Martynas pakalbino dar keletą vietinių gyventojų. Va, šičia yra Jessica Sai. Jai dabar 9 metai. Gimė gegužės 6 dieną. Šiaip vadinama Lietuvos princesė, žinot. Lietuvos žvaigždė. Nu, Lietuvos žvaigždė princesė, va, renka Kalnų parkus, žinot. Nu, dabar va, stadioną surinko, va, nesenai, tai apsilankykite. Excuse me, you know what is this person or not? yeah, it's the president of Lithuania, right? Yes. Yeah, nice. Yeah. Oh, yay! You guys are from Lithuania? Yeah, we are. Nice. Žodžiu, mum ambasadoj pasakojo apie šitą moterį. Sakė, kad jinai aktorė ir jinai išeidavo čia parūkyti ir tam dėl kažko tokio pastatė šitą skulptūrą. Bet skulptūra
žodžiu, esmė tame, kad sakė, kad jos pilvas yra šildomas ir dabar mes patikrinsime. Oh my god. Sakė 37 laipsniai, tai nepasakyčiau, kad 37, bet šilta, kaip žiemą, maždaug kaip žiemą radiatoriai būna laiptiniai, tai pat kažkaip taip. Labai fun. Only Lituania is beautiful. Thank you. Really beautiful. Where you from? Peru. Peru. We thought so. Yeah, we go to Spanish. Yeah. Beautiful. Pizza. She can? Yeah, she can? Okay. Okay, you're so... We're from Lithuania, jau gali nepafilmuoti. Deja, bet mūsų kelionė tuo ir baigėsi. Laikas namo. Pasakykit dabar tą frazę. Skrendu į New Yorką, gal dar Vašingtoną. Iki Vašingtono skrisiu. Asmeniniai reikalai. Tai žodžiu, išmečiau krevetės, viską, tačiau viešbučio prižiūrėtoja vėlės ištraukė iš šiukšliadėžės ir ant stalo vėl padėjo. Tai va. Ką toliau su jom darai? Nieko, vėl išmečiau. Nice. Tai va. Kas čia buvo dabar? Bėgimas trumpom distancijom. Rytinė mankšta. Rytinė mankšta. Gerai. Jo. Jo.